paskutinis pažymėjimo įrankis tai bus šita keista plunksna. Taip, ko pasireiškia dabar jos keistumas. Jeigu bandysite išsiaiškinti šitą įrankį tiesiog baksnuodami, bakstelsite jį, prie pelės rodiklis atsiras keista parabolė, bakstelsite čia ir atsiras keistos linijos, su kuriuom neaišku, ką daryti. Trintelsit atsiras dar keistesnė. Tai dabar, kad taip nesitiktų, pabandysiu paaiškinti, kas tai per daiktas. Šitas daiktas vadinasi kontūrų įrankis, kurti ir keisti kontūrus. Jisai braižo kontūrus, arba bezie kreivės, arba vektorius, kaip patinka, taip vadinkit. Taip. Kokios tų kreivių ypatybės? Visų pirma, ypatybė yra ta, kad jas galite valdyti. Tampimai už šitų taškų, jas tampo, galite jas lankstyti. Taip pat paspaudę kontrolę klavišą ir paskui pelę, galite sukurti naujus taškus, kad valdytumėt patogiau. Šitos keistos linijos daro kampus. Taip. Dabar kam šitie dalykai reikalingi? Su jais galite labai tiksliai piešti ir labai tiksliai pažymėti. Čia jūs jau visi turbūt žinote, yra sluoksnių langas, bet šitam lange taip pat yra ir kontūrų dialogas. Dabar kontūrų dialogą, kaip įsimenami sluoksniai, taip įsimenami ir jūsų nupaišytis kontūrai. Tik tai pagal nutilėjimą jie būna užgesinti. Dabar jeigu jūs jungsite kitą įrankį, kontūras pradings, bet iš tikrųjų jisai atsiras va šitam kontūrų lange. Čia uždegsite akį ir vėl atsiranda jūsų kontūras ir įjungus šitą įrankį, jūs vėl galite jį valdyti. Dabar ką pasakysiu? Šita linija, kurią jūs matote, nėra nupiešta nuotraukų. Tam, kad jinai būtų nupiešta, reikia eiti į valdymo langą ir paspausti apvesti kontūrą. Čia jums parodo apvedimo liniją. Čia kaip ir viskas aišku, 6 pikselių liniją, apvesti teptuku arba ko nors kitu, tegul bus pieštuku, apvesti. Apvedžiojam, dabar kai aš užgesinsiu kontūrą ir pasirinksiu kitą įrankį, liks nupiešta linija. Čia taip pat viskas aišku. Antras dalykas, kontūrų galima labai tiksliai apvedžioti. Tai yra, aš galiu pasirinkti kontūro įrankį ir labai tiksliai apvedžioti savo pelėdą, kadangi aš galiu jį valdyti. Tai yra vėlgi, kaip atsimenat, nors jisai ir užgeso. Aš jį pasididinau ir jis pas mane yra kontūrų lange. Aš vėl jį išsikviečiau, pasiėmiau kontūrą. Dabar aš jį galiu valdyti. Jeigu man čia maža, galiu dasidėti valdymo taškų. Bet čia valdymo tašką dasidėsiu. Čia, manau, irgi viskas aišku. Taigi, dabar taip tiksliai apsivedžiojęs, galiu ką daryti. Tada einam prie sekančių valdymo įrankių. Taip. Einam prie sekančių valdymo įrankių, kurie yra čia. Čia ką mes matome? Galite ištrinti kontūrą. Vėlgi, jau galite, tą ką jau anksčiau darėme, tai yra apvedžioti kontūrą. Toliau, konvertuoti pažymėtą sritį į kontūrą. Ir kontūrą konvertuoti į pažymėtą sritį. Tai pavyzdžiui, dabar jeigu mes kontūrų apvestą sritį norime paversti pažymėjimu, tai ir konvertuojame ją į pažymėjimą. Konvertavo. Dabar jeigu aš užgesinsiu kontūrą, lieka pažymėjimas. Lygiai taip pat, jeigu aš paimsiu kitą įrankį, pavyzdžiui, lasą, padariau pažymėjimą, aš jį galiu konvertuoti į kontūrą. Štai mano lasas, konvertuotas į kontūrą. Ctrl+A. Dabar pasirinkęs kontūro įrankį, šitą prieš tai lasų pažymėtą liniją aš vėlgi galiu valdyti. Toliau jau padaryti dar galiu kontūro kopiją ir galiu susikurti naują kontūrą. Gerai.
Taip pat kontūrus galima valdyti kontekstiniu meniu. Čia kaip ir viskas irgi taip pat pasieksperimentuosit, paskaitysite. Atkreipiu jūsų dėmesį taisyti kontūro savybės. Atkreipkite šitą dėmesį, nes kai jūs turėsite labai daug kontūrų, jūs tiesiog neatsiminsite, kuris kontūras apie ką. Bevardis 1, bevardis 2, bevardis 3, pažymėjimas kopija. Galėsite susikurti jiems pavadinimus, kad galėtumėte orientuoti. Sakykime, kontūras orientacinis. Gerai. Na, pasikeitė. Tai va, tai apie kontūrus trumpai tiek. Ačiū uždėmesį.